Anglų kalboje viskas paprasta. Nori pasakyti vėlyviai pusryčiai, vartoji vieną žodį – brunch, kuris yra žodžių breakfast ir lunch junginys. Nori kalbėti konkrečiai apie kojų pirštus, vartoji žodį toes vietoj fingers. Pasakoji apie vaikščioti pradedantį kūdikį, tiesiog sakai toddler ir viskas aišku. Nenori sakyti ilgos frazės broliai ir seserys, tiesiog sakyk siblings. O vietoj 2 savaičių tu paprasčiausiai gali pasakyti fortnight. Brunch, toes, toddler, siblings, fortnight. O kokių angliškų žodžių lietuvių kalboje trūksta jums? Pasidalinkite komentaruose.